Matematika 6 klasė, pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Trikampis stačiosios prizmės paviršiaus plotas. Kaip apskaičiuoti trikampis stačiosios prizmės paviršiaus plotą? Trikampis stačioji prizmė yra prizmė, kurios pagrindai yra trikampiai, o šoninės sienos yra stačiakampiai. Apsiskaičiuojame prizmės šoninį paviršiaus plotą. Tai yra prie sienos A1, C1, C ploto pridedame sienos A1, B1, B plotą ir pridedame sienos C1, B1, B plotą. Apskaičiuojame pagrindų plotą. Prie pagrindo ACB ploto pridedame pagrindo A1, B1, C1 plotą. Visas trikampis stačiosios prizmės paviršiaus plotas lygus prie šoninio paviršiaus ploto pridedame pagrindų plotą. Pagal duotą pavyzdį ir duotus duomenis, apskaičiuojant šoninį paviršių, pirmosios sienelės plotas bus lygus 10 × 8 plus antros sienos plotas 16 × 8 ir plus trečios sienos plotas 14 × 8. Šoninis paviršius lygus 320 kvadratinių centimetrų. Apsiskaičiuojame pagrindų plotą. Kadangi pagrindai yra statieji trikampiai, tai apskaičiuojant trikampio plotą, sudauginame statinius ir padaliname iš 2. Pagrindų plotas lygus 10 × 16 padalinti iš 2 plus antro pagrindo plotas 10 × 16 padalinti iš 2. Gauname 160 kvadratinių centimetrų. Viso paviršiaus plotas lygu 320 plus 160. Gauname 480 kvadratinių centimetrų. Ko mokys? Trikampis stačiosios prizmės paviršiaus plotas. Žvilgtelk dar atgal. Perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kas yra trikampis stačioji prizmė? Kaip reikia apskaičiuoti trikampis stačiosios prizmės viso paviršiaus plotą? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Apskaičiavus turėjai gauti 0,96 kvadratinių metrų. Jei tavo atsakymas toks, puiku, šauniai padirbėjai.